Cheopso piramidė arba Didžioji Gizos piramidė yra faraono Cheopso kapas. Piramidė yra seniausias iš 7 pasaulio stebuklų ir vienintelis išlikęs iki mūsų dienų. Visa struktūra, kurios aukštis apie 147 metrai, užima 40 000 kvadratinių metrų plotą, yra sukrauta iš 200 eilių milžiniškų akmenų per 2 milijonus akmens luitų, kurių kiekvienas sveria apie 2,5 tonos. Manoma, kad ją statė apie 100 000 žmonių ilgiau kaip 20 metų. Triumfo arka – Paryžiaus architektūrinis paminklas Šarlio de Golio aikštėje, dar vadinama Žvaigždės aikštė, Eliziejaus laukų vakarinėme pakraštyje. Triumfo arka pastatyta pagerbti kovojusius už Prancūziją, ypatingai Napoleono laikais. Ant statinio išvardinti visi kovoti kariai bei generolų vardai. Po apačia yra Pirmojo pasaulinio karo nežinomo kario kapas. Triumfo arkos aukštis 49,5 metrai, plotis 45 metrai, skersmuo 22 metrai ir ji yra antra iš didžiausių egzistuojančių triumfo arkų. Ja 1806 metais suprojektavo Janas Halgrinas. Versalio rūmai. Versalis buvo miestas Prancūzijoje. Kai Liudvikas XIV toje vietoje pastatė nedidelę pilį, Versalis buvo kuklus kaimelis. Vėliau Liudvikas XIV nusprendė visam laikui persikraustyti iš Paryžiaus į Versalį. Nuo 1682 metų iki Prancūzijos revoliucijos Versalis tapo ne tik karalių rezidencija, bet ir politinė Prancūzijos sostinė. Versalio rūmai prancūziškojo klasicizmo architektūros paminklas. Įspūdingai atrodo rūmų interjeras, didieji karalius ir karalienės apartamentai, karalių kapela, veidrodžių galerija, ilgis 75 metrai, plotis 10 metrų. Joje yra 17 didelių langų, priešais kuriuos ant sienos kabo 17 tokio pat dydžio veidrodžių, karo ir taikos salonai. Šių rūmų interjerą puošia neįkainojami paveikslai, bronzinės ir marmurinės skulptūros, gobelenai, baldai iš brangiausių medžių rūšių. Pro Versalio rūmų langus atsiveria nuostabus vaizdas į parką. Parke valdant Liudvikui XIV buvo pastatytas didysis Trianonas, o šalia esantį mažąjį Trianoną sukūrė Gabrielis. Eifelio bokštas, vienas iš Paryžiaus simbolių, pastatytas 1887–1889 metais, kai Paryžiuje buvo rengiama pasaulinė paroda. Iki 1931 buvo aukščiausias pasaulio statinys – 301 metras. Mintis pastatyti bokštą kilo vokiečių kilmės inžinieriui iš Dižono Gustavui Eifeliui. 1889 metais Prancūzijos revoliucijos 100-osioms metinėms paminėti Paryžiuje buvo rengiama pasaulinė paroda. Gustavas Eifelis laimės konkursą aukščiausiam pastatui pažadėjo, kad Prancūzija bus vienintelė šalis, kurios vėliava plevėsuos ant 300 metrų aukščio stiebo. Bokštas pastatytas per 2 metus, 2 mėnesius ir 2 dienas. Jo konstrukcijai prireikė 2,5 milijonų kniedžių, 150 000 geležies gabalų, 40 tonų dažų. Bokštas sveria 7300 tonų.